Sveiki atvykę į Verslę kūrybą, kanalą tiems, kas nori savo idėjas, savo laisvalaikio užsiėmimus, savo kūrybą paversti verslu. Mano vardas Elena ir aš jau beveik 10 metų dirbu verslo administravimo bei registravimo srityje ir dabar noriu pasidalinti visą sukauptą patirtimi ir žiniomis su jumis. Dažniausiai susiduriu su tuo, kad kalbėdama su žmonėmis, kurie galbūt turi kažkokių tai idėjų ar galbūt norėtų pradėti savo asmeninę veiklą, nežino nuo ko pradėti ir neturi įrankių. Taigi aš su jumis dalinsiuosi ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir praktiniais įrankiais, tam tikromis paruoštukėmis, tam tikrais verslo planais, kad viskas būtų kuo paprasčiau. Ir pažadu, nenaudosiu skambių frazių ir pabandysiu paaiškinti viską paprastai. Pradėkime nuo pradžių. Nieko nenustebinsiu, sakydama, kad viskas visada prasideda nuo idėjos. Dauguma iš jūsų galbūt jau turite tą idėją, kuri viduj galvoje ten kirba ir neduoda jums ramybės ir nori išvysti pasaulį. Kita dalis jūsų gal dar neturi tos idėjos. Pabandysiu padėti tiek vieniems, tiek kitiems. Neturintiems idėjos, bet svajojantiems apie savo asmeninę veiklą, siūlyčiau pasižiūrėti į dalykus, kurie jums kelia daugiausiai džiaugsmo. Tai yra tie dalykai, kuriuos darydami nematote, kaip prabėga laikas. Tie dalykai, po kurių galite daryti juos visą dieną, bet vis tiek jaučiasi energingi, nes turbūt suprantate, kad jeigu darydami kažką jaučiatės išsunkti, atsikeldami ryte negalite pagalvoti, kaip turiu vėl daryti tą dalyką, tai nebus idealiausia verslo idėja jums. Suraskite tai, nuo ko jums būtų gera, nuo ko jūs persipildytumėte energiją ir galėtumėte tai daryti. Visą laiką sakau, suraskite tai, ką su mielu noru darytumėt, net jeigu jums už tai nemokėtų. Dažniausiai, kai atrandate kažką tokio ir darote tai su didelė meilė, negalvodami apie pinigus, pinigai ateina patys kaip to rezultato. O tie, kurie idėją jau turite, siūlau eiti prie žingsnio numeris 2. Žingsnis numeris 2 būtų tyrimas, tam tikro tyrimo atlikimas. Ką turiu omeny, kad, žinote, kai išgirstate kažkokią tai naujieną ar kažką tai norite įsitikinti, ar tai iš tikrųjų geras dalykas, atsidarote Google, paieškote keletą dalykų ir neįsitikinę nepriimate kažkokių tai sprendimų. Tai lygiai taip pat turime pabūti truputį tyrėjais. Kaip aš dažnai sakau, turime panaudoti savo stokinimo sekimo visas galimybės, įgūdžius ir pažiūrėti, kaip mūsų idėja atrodo bendrame kontekste. Į ką turėtume atkreipti dėmesį? Siūlau atkreipti dėmesį į konkurentus arba žmonės, kurie užsiima tuo pačiu, turi tą pačią idėją. Siūlau atkreipti dėmesį į tai, kaip jie save pozicionuoja, kuo jie išsiskiria, kokia yra būtent jų unikali vertė, kaip jie save išskiria iš kitų. Taip pat atkreipite dėmesį į jų rinkodaros būdus, kokiais kanalais jie naudojasi. Atkreipkite dėmesį taip pat ir į jų kainodarą, kaip jie įvertina materialiai, finansiškai savo prekę ir paslaugas. Taip pat atkreipkite dėmesį į jūsų potencialius klientus. Jeigu turite galimybę, naudokitės forumais ir kitomis panašiomis paslaugomis, panašiose vietose, paklauskite žmonių, ar būtų susidomėjimo, ar jie pirktų, ar jie naudotųsi jūsų paslaugomis. Galiausiai, įvertinę bendrą situaciją, nuspręskite, kuo jūs galite išsiskirti iš jau esamų produktų gamintojų ar paslaugų tiekėjų. Sukurkite savo unikalios vertės pasiūlymą. Apie kas yra unikalios vertės pasiūlymas, dar kalbėsime kitose video, bet apibendrinant, unikalios vertės pasiūlymas arba angliškai vadinama unique value proposition yra tas vienas dalykas arba kelių dalykų junginys, kratinys,
kuris jūs išskirtų iš jūsų konkurentų ir dėl kurio būtent jūs turėtų pasirinkti jūsų klientai. Turėtumėte sugebėti įvardyti tai vienu ar dviem sakiniais. Dabar patyrinėję, atlikę tam tikrus rinkos tyrimus, galime eiti prie žingsnio numeris 3. Taigi žingsnis numeris 3 būtų planas. Nes, kaip visi gerai žinome, svajonė be plano lieka tik tai svajonė. Gerai sudarytas ir parašytas verslo planas tai yra tarsi geri pamatai naujam pastatui. Tai yra tarsi švyturys jūroje, kai jūs blaškys kažkokios abejonių bangos ir nežinosite, kaip turite pasielgti. Jeigu turėsite gerai sudarytą biznio planą, palengvinsite savo gyvenimą bent jau sunkiomis akimirkomis. Verslo planas turėtų aprėpti visas sudedamasias dalis. Nuo tikslaus verslo apibūdinimo, nuo tikslių iškeltų tikslų, verslo tikslų, nuo rinkodaros strategijų, brandingo strategijų. Viskas, kas susiję su jūsų verslu, turite patalpinti į vieną dokumentą, kuris bus jūsų kelrodė žvaigždė. Atsidėkodama už tai, kad atvykote pas mane į kanalą ir žiūrite šitą video, duosiu jums galimybę atsisiųsti mano paruoštą verslo plano pavyzdį, kurį galėsite pritaikyti savo verslams ir sėkmingai naudoti. Nuoroda į verslo planą bus aprašyme. 4 žingsnis ir 4 dalykas, apie kurį būtinai turite pagalvoti, tai yra finansai. Pinigų klausimas. Nes kaip mašinai reikia degalų, taip ir verslui reikia varomosios jėgos. Priklauso nuo to, kokio tipo verslą jūs norite pradėti, jums gali prireikti labai mažai pradinės investicijos. Tačiau kalbant apie verslus, kur turite įsigyti prekių, kurias parduosite, ar jums reikėtų sukurti kažkokias tai įmantrias sistemas, internetinės parduotuvės, kad galėtumėte parduoti, jums reikės pradinės investicijos, pradinių pinigų, pradinio kapitalo. Niekada nesiūlau pradėti verslo su, tarkim, 1 mėnesio rezervų finansiniu ir tikėtis, kad jūs užsidirbsite ir viskas toliau eisis gerai. Turėtumėte turėti kažkokią tai atsarginę kišenę, tą saugos pagalvę. Apsiskaičiavome pinigus, pakalbėjome apie finansinę situaciją. Nemažiau svarbu yra gerai apgalvoti teisinius dalykus. Taigi būtent kokią teisinę formą jūs vykdysite savo verslą. Nes jeigu tai bus mažas verslas ir jūs būsite vienintelis žmogus dalyvaujantis jame, galimai jums užteks individualios veiklos ar pažymos, priklausomai nuo to, ką jūs darysite. Jeigu tai bus didesnis verslas su daugiau dalyvių, partnerių, galimai jums reikės mažos bendrijos. Ir galiausiai, jeigu iš karto pradėsite nuo rimtesnio verslo mastelio, galimai jums reikės užsiregistruoti uždarai akcinę bendrovę. Jeigu neturite patirties su teisinėmis verslo formomis, nesuprantate skirtumo tarp juridinio asmens ir fizinio asmens ir kokią formą būtent patogiausia ir geriausia jūsų situacijoje daryti verslą, būtinai susiraskite žmogų, kuris jūs pakonsultuos. Nuo pradžių, taip pat jeigu pradedate verslą su kažkuo, taip pat pasikonsultuokite, kaip geriausiai išspręsti tam tikrus dalykus, jeigu jūsų keliai išsiskirtų. Tarkim, jūs darote verslą su partneriu, bet galiausiai nusprendžiate, kad kažkas įvyko ir norite apkalbėkite visus šitos teisinius dalykus iš pat pradžių, taip sutaupysite savo daug laiko, pinigų ir mažiau streso ateityje. Toliau žengėme prie kitos stotelės mūsų verslo kelionėje, ar tai būtų rinkodara arba dar žinomas kaip marketingas. Ir geriausiai galėčiau apibūdinti marketingą ir kodėl jis yra labai svarbus. Tokiu pavyzdžiu. Įsivaizduokite, kad jūs surengėte savo draugų slaptą vakarėlį, siurprizą, bet niekas apie jį nežino, todėl niekas
galų gale neatvyksta ir nepasirodo. Būtent marketingas arba rinkodara kalba ir yra apie tai, kaip padaryti taip, kad visi sužinotų apie jūsų produktą, apie tai, ką jūs darote. Nes koks bebūtų nuostabus jūsų produktas, jeigu apie jį niekas nežinos, niekas jo negalės nusipirkti. Žengiame toliau. Pardavimai. Tai jeigu gerai atlikome visus namų darbus su rinkodara ir dabar atėjome iki pardavimų, reiškia apie mūsų produktą jau kažkas žino, apie jį yra užklausų. Ir dabar klausimas kyla, ar tie sužinoję apie mūsų produktą pasakys mūsų produktui taip. Lengviausia parduoti yra tada, kai išsprendžiame kažkieno problemą, kai suprantame kito žmogaus būseną, kai užkabiname jų kažkokią tai emocionalią stygą. Tada pardavimas įvyks. Taigi šitame video aš greitai perbėgau per visas verslo kelionės stoteles ir žinoma, jums gali atrodyti, kad jūs nieko naujo nesužinojote, bet tai buvo kaip įvadas, pradžiamokslis ir kad suprastumėte, apie ką bus šitas kanalas ir apie ką mes kalbėsimės ateityje. Taigi ateityje kiekvienam iš šitų dalykų skirsime daugiau laiko, dalinsiuosi naudingais patarimais, informacija, skaitiniais, paruoštukėmis ir taip toliau. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite atsisiųsti mano paruošto verslo plano šablono. Ir jeigu buvo naudinga ir norite sužinoti daugiau informacijos ir gauti daugiau detalių, kaip planuoti ir vesti savo verslą, prenumeruokite, spauskite like ir susitiksime kitą kartą. Verslo kūrybą taip pat galite sekti Instagrame.